Sveiki, aš ne veltui šiandien stoviu prie mokyklos. Nuo šiol kiekvieną sekmadienį jūs turėsite progą savo akimis pamatyti, kaip keičiasi mokykla ir mokytojai, kaip šiandien mokosi mūsų vaikai ir kokios galimybės jų laukia ateityje. Šį vakarą mes svečiuojamės garsios edukologės, socialinių mokslų daktarės ir 4 vaikų mamos Austėjos Landsbergienės namuose. Patirtį įvairiuose pasaulio universitetuose kaupusi mūsų laidos herojė šiandien yra sėkminga verslininkė ir puikiai pažįstama visiems tėveliams besirūpinantiems savo vaikų ugdymu ir auklėjimu Lietuvoje. Populiarų tinklaraštį apie švietimą, šeimą ir vaikus rašanti Austėja garsėja ir tuo, jog drąsiai pasisako už naujasias technologijas, jų svarbą ir įtaką vaikų ugdymo procese. Mūsų šeimos požiūris yra, kad kompiuteris nėra privilegija, kai kalbame apie pamokas, pamokų ruošimą, gilinimas į tam tikrą temą ir panašiai. Tai čia jeigu vaikui reikia, tai jisai gauna tiek, kiek reikia, ar ne? Tol, kol jisai, tarkim, užbaigia tam tikrą projektą. Ir jeigu tai reiškia, kad jam reikės 3 valandas naršyti, ieškoti informacijos, tai jis tiek ir naršo ir ieško informacijos. Lygiai taip pat kaip, mes sėdėdavome Mažvyde ir naršydavome po katalogėlius, ar ne, ieškodami informacijos. Tiesiog pasikeitė laikai, pasikeitė papročiai ir būdai informacijos ieškojimo. Bet aš manau, kad, šio amžiaus būdas tai yra sveikintinas, nes tu gali visą tą turėti neišeidamas iš namų. Austėja šypsosi, tėvai turi išmokti nebijoti technologijų. Reikia nedrausti vaikams naršyti internete, o atvirkščiai atsisėsti drauge prie kompiuterio ir parodyti, bei padėti vaikams nuo mažens atrasti tose technologijose tai, kas iš tiesų jiems yra naudinga. Pasak pašnekovės, naujųjų technologijų pasaulyje yra galybė vaikams naudingo turinio. Tai reikia jį surasti, o tam ir yra reikalingi tėvai. Aš prisimenu, kai mes dar gyvenome Belgijoje, tai vyras pradėjo žiūrėti su sūnumi apie fiziką, įvairius filmukus. Ir ten buvo įdomiausia apie tą CERNą Šveicarijoje ir taip toliau ir panašiai. Ir jisai taip užsikabino, kad neturėdamas 10 metų, jis apie kvantinę fiziką žino daugiau negu aš turbūt kada nors apskritai gyvenime žinau. Bet vien dėl to, kad jam tas buvo nepaprastai įdomu. Kodėl jam tas buvo nepaprastai įdomu? Turbūt 90% dėl to, kad jis tą darė su tėčiu. Ar ne? Dėl to, kad tai buvo laikas kartu, tai buvo tas artumas, tai buvo tas intimumas ir tai buvo tas, šeimininis bendravimas, vienas iš būdų. Ir tada būtent ir įvyko tas užsikabinimas už to įdomesnio edukacinio turinio. Dabar jau jie pasirenka toj pačioj YouTube žiūrėti, ar ne, tokius dalykus, kur net kartais man pačiai yra nepaprastai įdomu, ką jie žiūri, ten įvairūs moksliniai kanalai, įdomiausi pasisakymai ir taip toliau ir panašiai, ar ne, ir kita vertus, kai pagalvoji, kartais tas laikas, kuris kaip ir pramoga, tarkim, galėtų būti, iš tiesų yra nepaprastai edukacinė pramoga ir labai įdomi. Aš manau, kad didelė dalimi mes tų technologijų kartais truputį per daug bijome. Aišku, mano vaikai ir žaidimus pažaidžia, ne tik mokslinius dalykus žiūri, juk jie tik vaikai, juokiasi žinoma moteris. Ir čia pat prisipažįsta, jos namie vaikams taip pat galioja tam tikros taisyklės, susijusios su moderniomis technologijomis. Ypatingai tuo met, kai kalba pasisuka apie išmaniuosius telefonus. Yra namuose taisyklės, bet jos skiriasi. Ar tai yra telefonas, ar tai yra kiti renginiai, ar ne? Dėl to, kad dabar labai daug vaikų nori tų išmaniųjų telefonų. O mes su savo vaikais esame sutarę, kad telefonas yra susisiekimo priemonė. Dėl to jisai turi būti pats paprasčiausias, kad būtų galima su vaiku susisiekti. Tai tarkim mūsų jau paaugliai ir turi tokius telefonus, pačius paprasčiausius, tam, kad mes juos galėtumėme pasiekti ir jie galėtų pasiekti mus. Jiems nelabai tas patinka, tai mes jais sutarėme, kad jeigu jie nori išmanaus, jie gali vasarą dirbti ir išleisti uždirbtus pinigus išmaniam telefonui. Tai mūsų vyresnėlis paskaičiavo ir nusprendė, kad nereikia jam išmanaus telefono.
Laidos herojai įsitikinusi, išmanusis telefonas pamokų metu tikrai nėra reikalingas. Tačiau kompiuteris, internetas, planšetės ir visa kita naujausia įranga bei technologijos yra būtinos šiuolaikiniai mokyklai. Taip kaip XIX amžiuje pamoka buvo neįsivaizduojama be lentos su kreida, taip dabartinė klasė negali būti įsivaizduojama be kompiuterio, sako pašnekovė. Pasak Austėjos, mokykla turi būti skleidėja to, kas yra naujausia. Kompiuteris nebėra kažkoks ypatingas dalykas 21 amžiaus mokiniui. Tai yra būtinybė. Mokykla turi būti tas vėliavnešys. Ar ne, kur tai, kas naujausia, tai, kas geriausia, tai, kas įdomiausia yra mokykloje. Ir dėl to visame pasaulyje, pažangiausios mokyklos bendradarbiauja su mokslinių tyrimų centrais, bendradarbiauja su įvairiom laboratorijom, dėl to, kad jos atneša į mokyklą tai, kas, tarkim, dar taip paprastam piliečiam net nėra prieinama, bet vaikai jau gali prie to prisiliesti, ar ne? Na taip, tas pats Billas Gatesas, ar ne, tai prisilietė prie kompiuterio, kada dar niekas jų neturėjo, bet universitetas, su kurio bendradarbiavo ta mokykla, jau turėjo kompiuterį. Dėl to jisai nuo pat paauglystės, nuo pat ankstyvų dienų turėjo tą prieigą, susitarė su sargu, naktimis ten lyzdavo, eidavo. Ir aš manau, kad mokykla yra ta vieta, kur būtent mes vaikams galime atnešti tai, ko dar kasdienybėje neturime. Į pasisakymus, kad modernios technologijos riboja tiek mokinių, tiek mokytojų kūrybiškumą ir fantaziją, Austėja atsako. Skeptikų buvo ir bus visais laikais. Pasak pašnekovės, technologijų pažangos nesustabdysime, o kaip jos bus panaudojamos mokykloje labai priklauso ir nuo mokytojų sumanumo. Svarbiausia viską daryti su saiku ir sveiku protu. Aš manau, kad mokytojai ir mokykla turi būti atviri ir išnaudoti, nepulti į kitą kraštutinumą, kur, tarkim, atsisako knygų, atsisako apkabinimo, atsisako ten poezijos skaitimo ir taip toliau ir panašiai. Niekas taip nesako. Ir aš manau, kad, kai žmonės sako, dabar čia technologijos užkariaus mokyklą, tai taip sako dėl to, kad nesijaučia saugiai. Nesijaučia saugus ir kai žmogus nesijaučia saugus, pirmoji reakcija yra atmetimo reakcija. Kam to reikia? Technologijos motyvuoja vaikus ir nereikia jų bijoti, vėlgi nereikia perlenkti lazdos, bet kaip papildoma priemonė, tai sveikintina yra jų naudojimas. Ir visgi kokia yra šiuolaikinė Lietuvos mokykla? Ar mūsų vaikai mokosi kitaip nei kadaise mokėmės mes? Ar modernios technologijos tampa mokyklų kasdienybė? Bet apie viską nuo pradžių. Mokyklų modernizavimas, aprūpinimas šiuolaikinėmis mokymo priemonės, kūriamas ugdymo turinys, visa tai šių metų ir praėjusio ES programavimo laikotarpio prioritetas. Apie 400 mokyklų yra aprūpinta šiuolaikinėmis gamtos mokslų, menų, technologijų priemonėmis, taip pat modernizuotos mokyklų bibliotekos, yra įrengtos mokytojų darbo vietos. Mokyklų modernizavimo projekte mokyklos buvo aprūpintos šiuolaikinėmis jau organizacinėmis priemonėmis. Tai yra nupirkta stacionari kompiuterinė įranga, taip pat interaktyvios lentos, multimedija ir kitos priemonės skirtos mokyklos organizaciniams ir mokymo tikslams realizuoti. Pasak Švietimo ir mokslo ministerijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos Loretos Žadeikaitės, visos Lietuvos mokyklos yra aprūpintos interneto ryšiu. O tai pirmas ir labai svarbus mokyklų modernizacijos požymis. Sostinė Žemynos gimnazija ir Abraomo Kulviečio mokykla, dvi iš daugelio Lietuvos mokyklų, turinčių naujausią įrangą ir modernes priemonės skirtas mokymuisi. Keliaujame apsižvalgyti, kaip šiais laikais mokosi mūsų vaikai. Turiu labai puikią lentą, turiu multimediją ir turiu kiekvieną dieną per visas pamokas moksleiviams galiu kažką parodyti. Ir jeigu tai yra sudėtingas procesas, kada tu aiškiai nenaudojant savo dvi rankas ir paprastą lentą, kuri yra mano už nugaros, tai yra gal ir gerai. Bet kada vaikai gali pamatyti spalvotą vaizdą, kada gali pamatyti skraidančius dinozaurus, kaip mes matome dabar, tai iš tikrųjų yra visai kitoks vaizdas, visai kitokios emocijos ir visai kitas supratimas apie biologiją, kas tai yra ir kad tai gali būti ne tik tai sunku, bet ir pakankamai įdomu. Interaktyvią lentą ir mokomuosius objektus beveik kiekvieną pamoką tenka taikyti. Ir aš labai tuo džiaugiuosi. Nėra ribojamos galimybės, galima piešti, kopijuoti, rodyti filmus ant lentos nereikalingas, tam atskira vieta.
galima tuo pačiu filmo metu sustabdyti tą filmą ir ar vaizdo įrašą ir rašyti kažką, aiškinti. Galim spręsti eksperimentinius uždavinius. Vėl vaikas išsprendžia uždavinį ir eksperimentiškai jį gali patikrinti. Mes daugiau galim padaryti laboratorinių tyriamųjų darbų. Pamokos paįvairėjo, pamokos informatyvesnės pasidarė ir vaizdesnės, kas yra labai svarbu fizikoje. 100 žodžių negali atstoti vieno vaizdo. Tokį posakį tam, kas vyksta šiuolaikinėje mokykloje, pritaiko garsi edukologė Austėja. Pasak laidos herojės, vaizdai ir vaizdinės priemonės yra žymiai efektyvesnės nei tiesiog kalbėjimas. Todėl technologijos, jos nuomonė, fantastiškai papildo ugdymo procesą. Aš manau, kad technologijos yra nepaprastai puikus papildas. Čia yra tas pats, kaip, tarkim, mes turime spektrą priemonių, kuriomis mes galime dirbti, kurias mes galime naudoti, ar ne, ugdymo proceso tobulinimui ir efektyvinimui. Ir tokiose situacijose, kai mes turime priemonę, kur žinome, tiesiog šviesos greičiu paspartins tą informacijos įsisavinimą, kodėl jos sąmoningai atsisakyti arba nenaudoti. Štai šis eksperimentas, kurio metu buvo išgautos, o vėliau susprogdintos vandenilio dujos, buvo atliekamas nesudėtingoje mokslo laboratorijoje, o Žemynos gimnazijos chemijos pamokoje. Didžiojoje dalyje Lietuvos mokyklų tokios gamtos, technologijų ir menų pamokos jau tapo įprastos. Pačios mokyklos individualiai pagal poreikius galėjo rinktis mikroskopus, kompiuterinę laboratorinę, konstravimo, projektavimo, grafinio dizaino įrangą, suteiksiančią galimybę mokiniams teorinės žinias pritaikyti praktiškai. Tai yra mažytis mokslinis eksperimentas, kuris mokiniui suteikia galimybę pasijusti mažuoju mokslininku, visus pagrindinius mokslinius etapus išbandyti praktiškai. Ar galima iš tikrųjų pasakyti, kad šitos naujos technologijos, išmanios technologijos padeda jums mokytis? Tai jau tikrai. Tikrai taip. Taip, padeda. Geriau darbas vyksta, iš tikrųjų lengviau viską suprasti, nes kai vien tik knygos ir nepateikiama jokios medžiagos, informacijos, tai paprasčiausiai nelabai ir įdomu ir tu sėdi ir nuobodžiauji pamokoje. O kai pateikiama lentoje su visokiais bandymais, manau, tai tikrai yra labai gerai. Dar galiu pridurti, kad viskas vyksta kur kas greičiau, nes, pavyzdžiui, kol kiekvienas prieitų ir pažiūrėtų tą bandymą pas mokytoją, tai visa klasė mato viską vienu metu per interaktyviąją lentą. Tai žymiai paskatina mokytis ir viskas vyksta greičiau. Bandymai visi padeda labiau motyvuoti ir galbūt net noras atsiranda kažką ateiti sieti su chemija. Mokytoja neslepia, chemijos mokslas yra vienas sudėtingiausių, todėl mokiniams dažnai būna sunku suvokti, ką sudėtingos chemijos formulės reiškia realiame gyvenime. Todėl moderni įranga, suteikdama galimybę praktiškai išbandyti, ištirti ir kasdieninėme gyvenime pritaikyti chemijos žinias, labai palengvina mokymasi. Mes tyrėme su mokiniais, kaip įvairios kosmetinės priemonės veikia odą, paauglių odą. Ir iš pradžių veikėme jas įvairiais tirpikliais, įvairiomis valymo priemonėmis ir lyginame, kaip oda atrodo prieš poveikį įvairiomis medžiagomis ir po. Galiu pasidžiaugti, kad mano mokiniai tęsia savo darbą. Viena mokinė biotechnologijos srityje, iš tikrųjų ištyrusi kosmetikos priemonės, taip ir pasirinko tą sritį. Kiti mokiniai, kurie tyrė aplinką, sniego mėginius, spektroskopijos metodų ir pH tyrimus atliko, taip pat tęsė savo tyrimus ir pasirinko būtent specialybę susijusią su aplinkos apsauga. Moderni įranga mokyklose radikaliai pakeitė ne tik gamtos mokslų pamokas, bet ir menų. Ilgus metus dailės mokytoja dirbanti Danutė prisipažįsta, jog mokykloje atsiradus siuvimo mašinoms, molio degimo krosniai, grafikos staklėms ir kitoms modernioms priemonėms, mokinių susidomėjimas menų pamokomis ypatingai išaugo ir jos tapo nepalyginamai įdomesnės. Atsirado galimybė susipažinti su įvairesniam technikom, kuriuo anksčiau negalėjo dirbti pamokų metu. Tai su keramika, su moliu dirba, su grafikos priemonėmis dirba. Turime stakles grafikos ir vaikai gali pabandyti, kaip galima
estampą padaryti, ko jie anksčiau nežinojo, nes pavyzdžiui terminas klišė jiem nieko nesakydavo visiškai. Kada jie patys pagamina, nešasi į kambarėlį, deda po staklėmis jau po velenu ir spaudžia, tada jie pajunta, ką tai reiškia pasidaryti grafikinį darbą. Kaip pasikeitė dailės pamokos atsiradus jose naujosiams technologijoms? Pamokos yra žymiai įdomesnės, jos nėra kaip anksčiau būdavo popieriaus lapas, teptukai ar pieštukas koks nors. Dabar yra tos priemonės, kurios suteikia visas galimybės, kurios tik tai nori. Tai reikia tik tai turėti gerą vaizduotę. Kartu su šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis ir naujosiomis technologijomis kinta ir ugdymo turinys. Mokyklos kartu su mokytojais ir mokslininkais yra sukūrusios specialias mokomąsias svetaines bei įvairių dalykų programas skirtingoms klasėms, kurios dar labiau paįvairina vaikų mokymosi procesą, padaro jį dinamiškesnį ir modernesnį. Mokiniai tiek per pamokas, tiek namie gali atlikti įvairius bandymus, žiūrėti mokomąją medžiagą, spręsti testus ir pasitikrinti savo klaidas. Yra labai sudėtingų eksperimentų, kurių mes negalime atlikti per pamoką, kadangi užima labai daug laiko. Bet yra kelios lietuviškos svetainės, lietuviškas noriu akcentuoti, kur mes iš tikrųjų galime atlikti tyrimą virtualiai, mes galime labai jį pagreitinti, pamatyti visus etapus ir pasikartoti, ko mes nesupratome, išaiškinti vaikui ir nuosekliai pamatyti visą vaizdą. Pavyzdžiui, fotosintezės tyrimas vyksta labai sudėtingai ir reikia dar alkoholį kaitinti, o naudojant virtualią mokymosi aplinką, mes galim tai padaryti per kelias minutės. Vaikai sako, ir mes norime, prašau. Ir namuose galite jūs tą patį pasižiūrėti, kas matote mokykloje, nes tai yra šiuolaikiškos technologijos. Jeigu tu žengi koja kojon su pažanga ir tu išnaudoji jos teigiamas pusės, tu net negali įsivaizduoti, kaip galima būtų gyventi be to. Ir aš manau, kad jeigu mes į visą tai žiūrime protingai, įjungdami sveiką protą, ar ne, kas yra sveika visais atžvilgiais gyvenime, tai tada yra nepaprastai nuostabu. Ir tai yra papildas ne tik mokykloje, bet ir namuose. Ir aš nežinau, aš pati tai labai laiminga, kad gyvenu 21 amžiuje, ne 18. Jeigu mes auginame sąmoningus vaikus, tai aš manau, kad viskas tik gerėja. Mokytojai pastebi, kad naujųjų technologijų panaudojimas ugdymo procese teigiamai veikia mokinius ir jų mokymosi rezultatus. Vaikai rodo iniciatyvą pamokose, noriai dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose konkursuose, yra labiau motyvuoti ir smalsūs. Interaktyvos priemonės taip pat prisideda prie vaikų motyvacijos, nes šiaip jau mes galim džiaugtis pas mus mokykloje, kalbant apie fiziką, tikrai daugėja vaikų besirenkančių fiziką ir A kursų, ir B kursų nemažai, taip kad aš manau, kad tai prisideda ir tos interaktyvos priemonės, ir tai mokomieji objektai, ir tie planšetai, ir vaikų laboratoriniai darbai daromi, nes jie kažkaip giliau suvokia tą fiziką, ne vien tik teoriškai ir uždaviniais, nes praktika vis tiek duoda visai kitą suvokimą ir supratimą. Vaikam pasidaro pamoka įdomesnė, savaime fizika įdomesnė. Jie gal net nefiksuoja, kai jie nežino, kaip buvo anksčiau, nebuvo to. Tai bet rezultatą mes mokytojai ryškiai matom. Nes aš manau, kad tikrai pamokos, kadangi įdomesnės, dalykas suprantamesnis pasidaro ir todėl ir renkasi. Ir iš kitos pusės galbūt ir ateina tas suvokimas, kad tai yra dalykas, kuris yra reikalingas. Mūsų ta karta yra kaip ir naujųjų technologijų karta. Tai galbūt mums tai tikrai skiria šiek tiek motyvacijos. Jeigu vaikui kažkas patinka, ar ne, o mes puikiai žinome, kad, tarkime, planšetiniai kompiuteriai vaikams labai patinka, tai lengva juos sumotyvuoti, nes jie jau turi vidinę motyvaciją. Jie jau turi tą vidinę motyvaciją, jie tam yra atviri, jie labai to nori ir lengvai tą pagauna. Gal tai yra dėl to, kad jiem tai yra jų kasdienybė, jie jos nebijo, jie drąsiai ją žiūri ir maždaug, nepasisaks, bandysiu dar kartą, ar ne? Ir kadangi jie taip jaučiasi pasitikinti savimi, jiem tai yra lengva. Visa mokymosi teorija, ar ne, sako, kad jeigu mes turime vidinę motyvaciją, tai tada mes labai lengvai internalizuojame žinias. Ir tai padeda mums sieti jau turimą informaciją su nauja ir ją įtvirtinti ir taip toliau ir panašiai.
Naujosios technologijos, moderni įranga ir šiuolaikinės mokymosi programos mokyklose motyvuoja ne tik vaikus, bet ir jų mokytojus. Kalbinti mokytojai vienbalsiai tvirtina, iš pradžių buvo sunku, bet dabar technologijos jau prisijaukintos ir su kiekviena diena teikia vis daugiau pažinimo džiaugsmo. Maža to, keičiasi ir mokinių požiūris į mokytojus. Naujasias technologijas įvaldę mokytojai jaučia didesnę mokinių pagarbą ir tai juos dar labiau skatina žengti koja kojon su inovacijomis. Kai mes tik tai gavom kažką tai naujo, tai aišku, kad mokytojų darbo yra daug daugiau, nes reikia pirmiausia pačiam išmokti, pačiam sužinoti, labai daug atrasti. Jeigu dabar, tai jau man yra nesudėtinga naudotis ir lenta, ir tais mokomaisiais objektais, ir dirbti lengviau pasidarė, kai išmokau į gerąją pusę pasikeitimai. Vyksta mokymai mokytojams, kurių projektų metu mokytojai susipažįsta ir su šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, skaitmeniniu turiniu, bet ir taip pat ir patys kuria ugdymo turinį. Šitos technologijos skatina ir mokytoją kiekvieną dieną dirbti. Kada atėjau į mokyklą, neturėjau tokių priemonių, tai buvau paskatinta ieškoti. Mokyklos kartu su mokytojais įdarbino naujasias technologijas ir parodė vaikams, kad jos kuo puikiausiai gali būti naudojamos ne tik žaidimams, bet ir mokymuisi. Tačiau modernioms technologijoms įsiveržus į mokyklos gyvenimą keičiasi ir pats mokytojo vaidmuo pamokose. Jei anksčiau mokytojas buvo pagrindinis žinių šaltinis, dabar jis tampa labiau pagalbininku, padedančiu mokiniams atsirinkti naudingą informaciją. Mums labai svarbu, kad mokinys aktyviai pats mokytųsi ir pažintų, tyrinėtų. Tai šiuolaikinės mokymo priemonės ir skaitmeninis turinys tai ir padeda mokiniams patraukliai mokytis savo mokymosi tempu. 21 amžiuje turbūt labiausiai kinta mokytojo vaidmuo klasėje. Ir mokytojo tikslas. Mokytojas atsiduria tokioje situacijoje, kur gali būti diena, ar gali būti pamoka, kur vaikas žino daugiau. Ar ne, nes jisai, kvantinė fizika, domėjosi, jam be proto yra įdomu. Ar ne, ir staiga ten pradeda ką nors pasakoti ir vaikas sako, ne, CERNE ten buvo jau kitaip ir tokios išvados ir juodoji skylė taip ir anaip, ar ne? Ir mokytojas galbūt gyvenime nebus apie CERNą jokį girdėjęs, kas yra irgi normalu, ar ne? Bet dėl to mokytojas turi būti atviras. Atviras tam, ką pasakys vaikas ir atviras, pačiai tą idėjai, kad kartais vaikas gali žinoti ir gebėti daugiau. Santykiai tapo horizontalūs. Kažką žinau aš daugiau, kažką kitas vaikas, kažką mokytojas ir mes visi bendradarbiaujame drauge. Ir aš esu vaikų mentorius. Tiesiog aš žinau, kur noriu, kad vaikai būtų, tarkim, birželio mėnesį. Ir aš gražiai kreipdamas vedu juos ten link. Bet aš turiu suprasti, kad jie nėra tuščias indas, į kurį aš turiu supilti žinias. Daug svarbiau atsirinkti tas žinias. Ar tai tikrai yra teisinga informacija? Ar tai tikrai yra apsvarstyta informacija? Ar ji tikrai yra ta informacija, kurios man reikia? Ir naudinga man, ir taip toliau panašiai. Taigi, mokytojo užduotis tą kritinį mąstymą skatina, ar ne? Būtent kritinį mąstymą, kūrybišką problemų sprendimą ir tą gebėjimą sieti seną informaciją su nauja. Modernių technologijų plėtra Lietuvos mokyklose įgauna vis didesnį pagreitį. Jei prieš 20 metų reta mokykla turėjo kompiuterį, tai šiandien planšetė mokinio rankose pamokų metu jau tampa kasdienybė. Paprastas lentas su kreida keičia išmaniosios, o sudėtingiausius mokslinius eksperimentus galime atlikti arba stebėti tiesiog klasėse ar mokyklos įrengtose moderniose laboratorijose. Tiesa, reikia nepamiršti, kad technologijos tai yra įrankis kūrybingo mokytojo rankose. Pabaigai norėčiau užduoti Jums klausimą, į kurį teisingai atsakę turėsit galimybę laimėti prizą. Kiek apytiksliai mokyklų Lietuvoje yra aprūpintos modernia įranga pagal technologijų, menų ir gamtos infrastruktūros programą? Atsakymus siųskite nurodytų elektroniniu paštu. Laimėtoją paskelbsime kitoje laidoje. Šiam kartui tiek. Kitoje laidoje kalbėsime apie emocinį klimatą mokykloje. Ką visi galime padaryti, kad mūsų vaikai jaustųsi gerai
ir saugiai. Iki kito sekmadienio.